įgyvendinimą, už tą projektą, prisiminti mūsų iškilius miesto žmonės. Nuo 79 metų, 12 metų mes dirbame su Šviesaus Atminimo Vladui Jogailai. Su juo buvo labai jauku kalbėti. Tai buvo labai gilus tyrinėtojas, gretinamosios kalbotyros specialistas. Tai buvo labai jautrus žmogus. Mes labai dažnai jį prisimenam kaip tikrą ir beveik pamirštą inteligentą. Čia nuskambėjo eilėraštis ir aš pagalvoju, kaip poetas numatė. Nuskambėjo eilutė rudeninė mano lemtie. Ir reikia spalio 16, 2002 metais mes pasveikinti. Taigi, ne kaip poetą. Žinokit, jis buvo toks kuklus, kad mes tik nuogirdom ir girdėdavome, kad jis rašo eiles. Kai kas rasdavo paskaityti, atspausdintą vieną kitą eilėraštį atnešdavo į katedrą, bet kažkodėl mes neišdrįsom jo paprašyti paskaityti savo eilę. O jis per savo kuklumą ir nutylėjo. Bet aš jums šiek tiek papasakosiu jį kaip katedros žmogų. Labai mėgiamas studentas. Studentas labai mėgdavo ir vyrukai reti, kurie pasitaikydavo filologijos fakultete, o dabar humanitarinė, labai mėgdavo rašyti pasiektus klausimus. Jau kad blogo pažymį niekada negauna. Labai mėgdavo išlaikyti egzaminus, kai jis buvo labai geranoriškas ir labai mylėjo jaunas žmonės. Mesgi, kolegos, labai jaukiai jautėme. Ir ačiū jo mylimai moteriai, kuri man šį susitikimą įdavė mūsų universiteto laikraštėlėje atsisveikinimo žodį, parašyta kito mano kolegos, docentui Korsato. Čia jis rašo, per gedulingus pietus greta sėdėjusi paprasta moterėlė, trupučiukė kaimynė, kalbėjo, koks jis buvo mandagus, geras, dėmesingas. Kaip ir jūs visi čia susirinkę. Taigi tikrai tokia buvo mūsų Šviesaus Atminimo Vlado aura, ji tokia ir pasilieka. Eilėraščių mes jo žinom tikrai nedaug, tačiau žinome jį kaip tikrą savo dalyko žinovą. Ir čia yra gretinamoji rusų lietuvių kalbų fonetika, tai ji ir dabar yra mūsų literatūros sąrašuose ir būtent iš tos fonetikos Vlado Jovaišos parašytų mes mokome gretinamosios kalbotyros šio 21 amžiaus. Taip, kad ta jo aura tikrai sklando katedroje ir fakultete. Jo nuotrauka yra mūsų katedroje. Taigi, prisimename jį kaip šviesų, gražų žmogų.